Marijampolės kolegijos bendruomenė pasitiko 24 rugsėjį. Į šventę susirinko bendruomenės nariai, esami ir nauji studentai, dėstytojai. Šventinėje ceremonijoje dalyvavo ir bendruomenė sveikino Lietuvos Respublikos Seimo nariai ir kiti garbūs svečiai. O šventinę nuotaiką kūrė ir susirinkusius svečius linksmino modernaus folkloro grupė Balti vėjai. Ši mokslo ir žinių dienos šventė kolegijoje yra ypatinga, kadangi nuo spalio 1 ji taps Mykolo Romerio universiteto padalinio Sūduvos akademija. Tokios permainos yra didelis žingsnis į priekį ne tik pačiai švietimo įstaigai, tačiau ir visam Suvalkijos regionui, kadangi po reformos čia bus siūlomos universitetinės studijos, o pati Marijampolė taps svarbiu regiono aukštojo mokslo centru. Iš tiesų šitas rugsėjis yra pokyčių metas ir mes dabar kaip tik baigiame planus visus numatyti, kiek ir kaip mes turėsime įveikti tuos žingsnius, kada mes pereisime į universitetinį padalinį. Tai norėčiau pasakyti, kad iš tiesų žmonės nusiteikia, jau ir per vasarą padaryta nemažai darbų tiek mokslinėje srityje, tiek studijų programų rengime, tiek ir strateginės kryptys numatytos tolimesniems veikloms. Taip pat yra padirbėta dėl infrastruktūros, dėl naujo pastato renovavimo. Kolegijos vadovė džiaugiasi, kad nors permainų bus nemažai, tačiau visos iki šiol buvę 7 studijų programos išliks ir toliau, tačiau įvyks esminis pokytis. Nuo kito rugsėjo jos taps universitetinėmis studijomis. Taip pat planuose numatytos ir 3 naujos studijų programos. Planuose yra viešojo saugumo studijų programa koleginės studijos. Numatome taip pat atverti psichologijos studijų programą. Na ir žinoma, teisės programą nuo kitų metų mes turėsime su specializacija, tai bus teisė ir dirbtinis intelektas. Nors kolegijos laukia nemažai iššūkių, tačiau vadovė yra įsitikinusi, kad sunkumai yra įveikiami, jeigu vardan bendro tikslo susitelkia visa bendruomenė. Jeigu jie tinkamai strateguojami ir yra komanda, kuris tos pokyčius vykdo ir jungiasi visa bendruomenė tam tobulėjimui, tai tokių sudėtingų, galbūt išskirtinai sudėtingų tikrai ir nebelieka, nes čia yra labai svarbu, ar siekia to visa bendruomenė. Marijampolės kolegijos vadovė visai bendruomeniai palinkėjo sėkmingos naujos pradžios. Kad tie iššūkiai mums duotų proveržį, išeiti į tokį galbūt labiau, nors ir sudėtingesnį kelią, bet iš tiesų labiau naudingą tiek visam Sūduvos regionui, tiek ir jauniems žmonėms, kad jie turėtų galimybę siekti universitetinio išsilavinimo čia vietoje neišvykstant iš Sūduvos, o galiausiai čia ir pasiliktų dirbti. Šiais metais kolegija sulaukė 206 pirmakursių, o iš viso čia mokysis apie 740 studentų.